Dainiu, išrykėsis? Jo, jeigu galim. Tai pirmos dienos planas Kuliganas pavyko. Esam Buenos Airėse, susirinkom pagaliau mašinas. Čia dar pakankamai ankstyvas rytas, o jisai jau labai karštas. Ir dabar šiandien mūsų laukia labai viena ilga para, nes visa komanda su sunkvežimiu ir 3 visureigiais važiuosim iš Buenos Airių į Paragvajų, į Asuncioną. Iki jo yra apie 1300 km, tai ne visai aiškių kelių. Tai laukia pamažinto miego dozę. Viskas pagal planą. Nuvažiavom apie 100 su truputėliu kilometrų. Benediktas su Sebu važiavo su Hiliuksu sava eiga, vien tik tam, kad pasitestuotų ir pasibandytų automobilį. Jau tam tikrų mažų smulkmenų susirašė, bet kol kas viskas gerai. Ir dabar technikai ruošia mašiną standžiai vilkčiai, kurią kabins ant sunkvežimio mūsų ir toliau jau bus jisai tiesiog tempiamas. Ir Benediktas su Sebu sės į kitą komandos automobilį kartu su mumis ir važiuosim toliau į Asunción. Ne, čia lietuviškai. 10:30 lietuviškų laikų, 5:30 vietos laikų, ryto. Pakankamai gražiai va švinta pagaliau. Ir mes esam Paragvajaus pasienį, kurį blemba tik dabar pasiekėm. Nes tie 1300 km, kai keliukas yra toks labai panašus kaip tarp Kauno ir Prienų, tai visai išsitęsia tokios kelionės. Man atrodo, išvažiavom vakar apie 10 ryto. Tai dabar, kaip vakar skaičiavom skrydžio laiką, tai šito pervažiavimo laiką iki Asunciono, Paragvajaus sostinės, kuris yra iš karto už pasienio. Turbūt net nebeskaičiuosiu ir to matematikom nebeužsimsiu, nes visi daugiau mažiau labai nori miego. Ir kas juokingiausia, kai atvažiuoji po 5 ryte prie pasienio, tau pasako, kad jisai veiks tik tai nuo 7 ryto. Tai va, tai turim porą valandų, kas vaikštinėja, kas bando pasnausti mašinose, kas filmuoja filmukus ir net neįsivaizduoja, kada reikės atrasti jėgų ir laiko tam filmukui sumontuoti. Bet visi kažką veikia.